Laidą pristato Auksinė mintis. Jeigu tavo moteris buvo tau neištikima ir tu nusprendei nušokti nuo stogo, pagalvok dar kartą, nes pas tave ragai, o ne sparnai. Plačiau miestelio naujienas aptars Politikių klubas. Labas, kolegė. Sveika, kolegėti. Tai va, norėjau jūsų paklausti, ar žinote, kaip reikia gintis nuo policijos? Nesupratau, gintis nuo policijos? Na taip, kaip geriausia apsiginti nuo policijos? Na taigi, kiek aš žinau, nuo jas gintisgi nereikia, ašgi kasdien žiūri šitasgi farus, taigi tenais jie patysgi visus gina. Na, bet ten yra ir nusikaltėlių, kurie nukenčia nuo policininkų. Na taigi palaukė, anis nusikaltėliai, tai policininkai gyvas ir baudžia. Taigi prieš tų farų laidų visą laiką būna parašyta: policija, gint, saugot ir padėt, berods taip tenai parašyta. Na taip, policijos priedermė ginti, saugoti ir padėti. Bet va, nusikaltėliai turi patys gintis nuo jų arba bėgti. Na taip, kiek supratau, už tas laidas tai geriausia nusikaltėlių gynyba, tai bėgimas, anis vis stengiasi pabėgti. Bet kiek aš žiūriu, tai nesėkmingai. Matote, kokia mūsų policija visus pagauna. Na tik nereikia čia meluoti. Pagauna anis tikrai ne visus. Ir tų, kurių nepagauna, tu tiesiog nerodo per tų laidų, supranti? Negi anis parodys, kaip patys apsiekia. Na gal jūs ir teisi, aš nežinau. Bet va, aš norėjau papasakoti, kaip pasvalietis gynėsi nuo policijos. Na gerai, kolegė, pasakot, kaip kiti buvo? Taigi, vieną vakarą jaunas, bet girtas Pasvalio rajono Kriklinio kaimo gyventojas siautėjo prie savo kaimynės namų. Na gerai, klausau, kai toliau, kokį tu čia norėjai man dabar papasakot. Tai va, tas jaunuolis siautėjo, kol kaimynė neįsikentusi, paskambino ir iškvietė policiją. Na ir kasgi buvo tada toliau? Staiga vaikinukas, pamatęs policininkus, sunerimo ir kai policininkai jį puolė sulaikyti, anas išsigando ir ėmė gintis. Na ir kaip anas gynės, kaip faras laidoj, tik į kojas dėja, ne? Ne, jis pasirodo išradingesnis. Sulaikymo metu jis pareigūnams grasino kirviu bei plaktuku ir žadėjo juos užmušti ir sukapoti. Aha, matai, koks drąsuolis. Kaip tas, kur sakė tarybos narys kapos čia Panevėžio rajone. Na tai visi kaimas kažkokie drūsūs yra. Čia dar, kolegė, ne viskas. Triukšmadarys turėjo atsivedęs pitbulių veislės šunį, kurį siundė ant patrulių. Ach, šit kėba, ne? Na tai kokia, viskas baigės? Na kuo, kaip ir visada tokiais atvejais. Policininkai papurškė ašarinių dujų ir panaudoję kovinius imtynių veiksmus, triukšmadarį sulaikė. Na, matai, kaip gražiai pasakyta, panaudoja kovinius veiksmus. Taigi sakyk tiesiai šviesiai, kad davė per marmūzį ir anas išsijungė. A tada visi supuolą surišė ir įsivežė, ne? Na galbūt, į smulkmenas mes nesileisime. Beje, jaunuoliui nustatytas 1,61 promilės girtumas. Na tai žinoma, taigi, kad girtas, sakyk, niekam manas neįkunda, jakas lūpas ausės niekam nenukunda. Ne, šitas niekam neįkando, o išsiblaivimui jį uždarė 2 paroms į areštinę. Na tai pilnai išsiblaivis per 2 paras. Galgi išvadas kokias padarys? Arba gal dar labiau keršys tai kaimynei, kuri policijų iškvietė? Na, bijau, kad berniaukas pasidarys išvadas, nes dar jaunas. Na jaunas tai jaunas, bet motas, kad bambukas. Bet kaip tu sakai, gal čia jam bus gera pamoka, ne? Kol išsiblaivis ir va, įstos policijos mokyklon ir pats tokiu taps. Saugas, gins ir kitiem padės. Čia gali žinoti, pamokas kartais išeina į naudų.